Kokį pasielgė, kad ten išalkis, jau vien, jo suvalgė visą to vyno, to pakėlį, šlapį maistą, jau suvalgė iš ryto. Vis neužtenkina. Vis neužtenkina. Vis grįžt pavalgai, praš pakartotina. Oi. Kaip tai išėrsim tų katiną, aš nežinau, varikau. Kaip mes išėrsim tų viedrūną katiną, ką? Oi. Kad būtum ramybė, šlapį maistą visai nupirkau. Einam šėrt katiną, jau viskas. Šiek tiek maistą nupirkau, uogyčių, kelis bulves. Kažkokių chemijos čia tokių paprastesnių purškiklių. Čia ir žalias muilas, ūkinis muilas, skystas. Su tuo muilu aš purkščiu ruožės. Gal savaitgalį pavyks nusipurkšti, bet tur nelyt, jeigu nelys, nes nuo tų žaliųjų vabaliukų. Bulvytis, čia kažkokie skanukai dar pasiimt, bet cukraus. Ir pirkau daržovių nemažą, šaldytų ir tokių, saulių sausainukų ir ledų, bet ir nebepirkau jokių grietinių, jokių pieno. Jokių pieno nepirkau, nupirkau tokį. Ir augalinį grietinėlę. Čia borulį, spring rolls rytojau. Ir čia nupirkau savo tam smūdį. Kaip vadins lietuviškai? Glotnutis, ne glotnutis. Bet pas mus darbi ir kažkas labai alergiškas ananaso, tai labai ir uždrausti nešti ananasą iš viso to pastat nemuskirio, bet kažkas ir labai alergiškas. Tai reikia labai žiūrėti, kad nebūtų ananas, nes reikia, man atrodo, kad buvo ananas, reikia nesusarginti. Labai keista, kad netgi gal nevalgant, netgi gal reakcijai gautis. Lašišytės, dabar įdėsiu lašišytės, daržovių, gal bulvių supjaustysiu ir padarysiu pietus. Va tokie bus pietuką. Čia yra augalinį grietinėlį, biškį užpilsiu. Dar ir sriubos, daržovių trintas. Atšalo oras, bet ir vėl atšilo. Išmiegojau naktinis, jau tos nelabai kažką, atrodo, kad vis kaulas skauda. Bet niek nepadarys, dar reik vieną naktinį atidirbti. Tada bus laisvas savaitgalys. Dabar darau valgyti ir pažiūrėsiu siuntim. Čia vyra bata, man atrodo. Čia kelintą kartą ant prašymą užsakyti. Jeigu nuplyštam, čia tai gelžinė apsauginė bata, bet labai kvėpuojantis. Ir dar 20% nuolaida. Nu, bus laimingas. Nors dar nenuplėštų kitų. Atšalo oras, katiniukai? Ar atšalo oras? Geriau mėgautis trobelę. Galvas kol matyti. Na, kokie vėja put. Kur paukštoks, kur reikia laksto pakėlė.
Šalta? Ne kasade. Geriau kambarį prie lango, nelaukia. Šilta. Mama važiuoja į darbą, o šeimyna pasilikta, ne? Kas duos bučių, mama? Tėvas duos bučių? Neduos. Ar jums duos bučių? Duok bučių. Ate, mėlis. Tai tu nori bučiuotis? Labas, pradedam savaitgalį. Dabar ir šiandien penktadienis. Greta 5 valandas vakar. Pradedam savaitgalį. Šiandien ir penktadienis. Išmiegojau iš 2 naktienės, gal 2 valandą. Jau buvo miški su oriuku ir labai skaudėjo nugarą. Taip išgėriau vieną paracetamolį ir pagulėjau. Dabar geriau jau jaučiuosi. Truputėlį geriau, jau nebetiek skauda. Labai suvargau darbį, nes labai didelis krūvis ir reikia pakeisti po gal 10 pamperių per naktį. Ir tie gyventojai sakys, vartosiu, nesakys pacientas, sakys klientą arba gyventoją. Yra ne ir dar priešanas, reikia naudoti jėgą su kai kurias mušas, kondą ir sunkiai. Krent ant žemės, reikia atkelti. Tai po tokį darbą ir aš jau ne pirmą kartą jaučiu, kada ir labai didelis krūvis, tada aš vėl man paėn arba rankas, sausgyslių uždegimas, arba dabar šį kartą vėl nugarą. Vėl nugaros skausmas ir, bet čia jau ne pirmą kartą. Tai nežinau, jeigu pirmadienį dar skaudės, jeigu tokia atsikėlus, tikrai rašysiu daktarė ir eisiu nedarbingumą. O kada kas nors skaud, kada į blogą, kada verki ir vis laik kils toks mintis, kam čia reik, kam aš čia darau, kam aš čia filmuoju, nes nelabai kam įdomu, peržiūri ir sumažėjus. Alga iš YouTube irgi nemotyvuoja, nors ir jau pervest 2 algą. Truputėlį daugiau negu per mėnesį, bet čia nėra motyvuojanti alga. Iš tikrųjų, pinigai nemotyvuoja visai. Bet kada jau praeina, kada tau nieks neskaud, kada ir ger nuotaik, tada nors vėl lėkti, bėgti, daryti, filmuoti, ieškoti grožį. Pavalgau blyną dabar ir važiuosiu pasiimti. Esu užsakius langų valymo robotą, bet papasakosiu apie to vėliau. Savaitgaliukas prasideda, važiuoju ir 2 svarbus uždaviniai. Reikia pasiimti, ko šitai lūpdažė tokie, pasiimti robotą langų valytuvą ir ateis ir reikia nusipirkti vaistų. Spėkit, kam buvo aukštesnis cholesterolis ir kam prirašė daktarė vaistų. Kaip jau aš rodžiau, kad man buvo paimti kraujo tyrimą iš vienas prieš ne vakar, užvakar, kad aš turėjau laiką. Trečiadienį turėjau laiką pas daktarį ir aš pasiguglinau, kad ir įtariams dėl tų ksanteliazmų, kur man ir čia va tokie riebalų sankaups, ani ir cholesterolis reiškia. Rod, kad ir pakelis cholesterolis kraujyje. Ir čia manim labai nenustebė, nes aš Lietuvą buvau daręs prieš kelis metus privačią, buvau jiems kraujo tyrimus, buvau davusi, mokėjau pati
Ir jau tada rodė, kad buvo pakėlis šiek tiek cholesterolis, maža D vitamin. Bet daktarė kažkodėl nesureagavo. Ta privačios jau tokios kliniks daktarė, nors ani buvus nepažįstam iš tų senų laikų dirbus COVID ligoninė. Man pasirodė tokia arogantiška ir visai nekreipdėmėsi to man pakėlus cholesterolį. Dar buvo kepenų kažkoks rodiklis irgi pakėlis. Ir visai man nieko ir aš prašiau tada nuspaudėm vaistų ir nereagavo man. Nors aš ėjau privačiai ir mokėjau pinigėlis, bet labai man kažką pabijinga. Pažiūrėjau, manim niek neprirašė. Sakė kardiolai konsultacijas, bla bla bla. Bet čia, sakiau, Norvegijoje gal nesureaguos, bet čia man daktaras sureagavo iškart. Na, jau sakau, pažiūrėkit, kas čia man ant vokų, kaip jūs galvojat, kur reik daryti. Sakė, reikia imti tyrimus. Nu, tai va ir pasitvirtint, kad ir cholesterolis ir norma, bet jau ta pati, jau didžioji norma. Viens iš cholesterolio. Ar 7,4, dabar bijosiu meluoti. Tas ir jau, antrubos ir daktarė išrašė vaistų. Dabar važiuoju nusipirkti. Išrašė receptą ir važiuoju nusipirkti. Ir pradėsiu gerti. Ir aišku, reikia jau daryti labai daug. Labai didelį pokytį mitybo. Nors į taip aš stengiausi jau prisilaikyti, bet jau dabar nei lašinuką gabalioką, kur aš jau taip mėgau. Nei dešrytis, nei sveistoką, kuriuo aš mėgau su bulvėm. To jau tokių dalykų nei grėtinis nebebus man. Nei riebius mėsytis, reikės kažkaip laikytis dar labiau, dar daugiau kreipdėmės, bet reiktum ir vyrą. Reiktum ir vyrą to linkmį nukreipti, kad jeigu jis norės valgyti, aš pirksiu ir, irgi negerai. Aš manau, kad anam ir dar didesnis cholesterolis negu man. Dabar vaistukai vaistin pirkti. Kas beliek senam žmogui tik vaistų pirkti, pastarajų nebišės. Ne tik daug mašinų, galvoju, bus daugiau, nes 5 vakars, da tik šalta.